organizuoja kompleksinę gatavų drabužių parodą mugę. Pabandykit tikrai, aš jums rekomenduoju šitą. Neblogas kostiumėlis, jeigu ypatingai vasarai, trejukė gerai nešioti, jeigu kostiumas pats patinka. Visapusiška nauda akivaizdi. Pirkėjas čia pat, prekybos salėje, pamato naujus drabužių modelius, gali juos įsigyti. Gamintojai ir prekybininkai analizuoja ir aptaria mugės rezultatus. Nesenai įvykęs mūsų partijos 26 suvažiavimas pirkėjams skyrė tikrai didžiulį dėmesį ir ypatingai didžiulis dėmesys, kaip mes visi žinome, buvo skirta plataus vartojimo prekių gamybai. Bet vis dėlto, man atrodo, kad mes tikrai būtume... Irutė Lekavičienė, Vilniaus centrinės universalinės parduotuvės direktorė. Reiškia tą kiekį kostiumų, kurį mes turėjom parodai, 1200. Ir prisiminti tą skaičių pirkėjų, kuris aplanko mūsų parduotuvę, tai vis dėlto mes pardavėm kostiumų mažokai. Bet ne tik tai kostiumus, bet sumažėjo ir audinių realizacija. Pamušalai per sunkus. Vaidotas Stanevičius, direktoriaus pavaduotojas. Ir traukė ir rankovę įstatytą, traukė ir šlicą, traukė ir apykaklis daly, ir visa krūtinės išdirbimas gaunasi nekokybiškas. Kažkodėl tai mums vis pritrūksta to 5 ūgio. Tiesa, 5, 6 ūgio, jeigu mes kalbam apie audinį, tai mums reiškia aišku, kad gal jis šioks ar kitoks. Tai yra technologija. Jeigu kažkas, tai neturim kokių tai mašinų. Nu, bet ilgesnės tas kelnes sukirpti ir tas rankovės ir tas švarkas. Tiesa, galima juk šitą padaryti, tiesa. Atėjau nusipirkti kostiumą. Mugė, vyksta mugė, labai geras renginys. Nu, bet aš savo reikamo kostiumo neįsirinkau, nes čia yra labai panašių pasiuvimų, fasonas pasiuvimas labai vienodas, įvairių, nėra įvairios tokios spalvos, yra tokie trūkumai. Turėdamas omeny, kad 26 Tarybų Sąjungos komunistų partijos suvažiavimas priėmė eilę svarbių nutarimų tame tarpe ir prekybos srityje, plataus vartojimo prekių gamyboje ir realizavime. Tikiuosi, kad sekantį kartą atėjęs į parduotuvę galėsiu nusipirkti savo reikiamą kostiumą.